Ką reiškia sapnuoti laikrodį? Sapnuoti laikrodžius reiškia tikslumą, judėjimą ir svarbius reikalus. Kartais tokie sapnai gali mus perspėti apie intrigas ar rezgamas pinkles. Kišeninis laikrodis – harmoningi santykiai šeimoje. Laikrodis einantis per daug lėtai, savo laiką naudojate nenaudingiams dalykams. Regėti bokšto laikrodį – kažkas paprašys jūsų patarimo. Auksinis laikrodis – galite būti apvogtas. Žiūrėti į laikrodį – bergždžios pastangos. Sugedęs laikrodis – be reikalo gaištate laiką. Dūžtantis laikrodis – nenumatyti nemalonumai ir rūpesčiai. Sudaužyti laikrodį – saugokitės apkalbų. Daug rankinių laikrodžių – įspėjimas, kad per daug laiko praleidžiate vėjais, susirūpinkite teisingų laiko planavimu. Dovanoti laikrodį – laukiate nemalonumų. Jeigu jums pavogė laikrodį, turite aršių priešininkų, kurie nori jūs apjuodinti. Girdite laikrodžio dūžius – laukia liūdnos naujienos. Girdėti žadintuvą – įspėjimas, kad būtumėte punktualus. Matyti laikrodžio rodykles – laukia dideli rūpesčiai. Laikrodžio sapnas senovėje. Anksčiau laiko matavimo prietaisai, tokie kaip saulės ir vandens laikrodžiai, buvo paplitę senovės visuomenėse. Svajonės apie laikrodžius tais laikais galėjo simbolizuoti dievišką struktūrą arba ryšį su dangaus modeliais ir ženklais. Dvasinėse tradicijose laikrodis dažnai laikomas gyvenimo baigtinumo simboliu. Sapnai apie laikrodžius galėjo reikšti priminimą apie mirtingumą ir tikslingo gyvenimo svarbą. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.